Jeigu karvė vis dar negamina pieno, jinai neturėtų gauti raciono, lyg jinai jį gamintų. Jeigu jūs įsivaizduokite, rengiatės maratonui šiandien, jūs šiandien bandysite prisivalgyti iki soties ir daugiau? Ne, jūs nebandysit. Jūs atvirkščiai, jūs bandysite ruoštis maratonui, reiškia, jūs sportuosite, bet jūs tikrai nekimšite picos kasdieną. Dabar, kodėl jūs galvojate, kad su karvė yra kitaip? Tada, ką jums duoda tranzitinis periodas, jisai paima ir užduoda karviai kaip ir principą, kad jai jau reikia gaminti pieną, bet jinai dar nepagamino krekenų. Taigi, jūs gaunat labai daug, pasižiūrėkite savo bandą, jūs gaunat labai daug, bet prastos kokybės krekenų. Kas tai yra? Tai yra didžiulis, tai ta prasme yra normalus krekenų kiekis, kuris yra jau atskiestas pienu. Dabar, jeigu jūs netaikytume tranzitinio periodo, aš galiu užtikrinti, kad pas jūs sumažės nuovalų, sumažės visų problemų, ta prasme, po veršiavimuose, kad tikrai sumažės krekenų kiekis, bet jos bus daug geresnės. Dabar, žiūrint į veršelį, jums nereikia daug krekenų, jums reikia kuo daugiau geresnės kokybės krekenų sugirdyti veršeliui. Jeigu jums karvė davė 20 litrų krekenų, jūs tam veršeliui 20 litrų krekenų nesuduosite. Tiesa, ne? O dabar einant prie kito dalyko, jeigu jūs atsisakysite tranzitinio periodo, jūs prarasite pirmos 1 ar 2 savaičių pieną. Jūs gausite iš tos karvės ne 20, o 10 litrų, ne 30, o 15 litrų. Pirmas 2 savaitės. Bet kadangi ta karvė bus be nuovalų, be acidozės, be ketozės, be visų kitų ligų, jinai atsives ir jinai nueis jums tiesiai į melžimo aikštelę ramiausiai be jokių problemų jums, tai jau po 2-3 savaičių ta karvė pasieks pieno kiekį, kokį būtų gavus su tranzitiniu periodu, ir dar po 2 savaičių jinai duos didesnį kiekį vien tik dėl to, kad jinai nesirgo.